Ignai, ne dabar. Ai, ne dabar, nes tu galvoji, kad aš kvailys pats nematau? Kad pastaruoju metu keistai ilgiesi, keistai žiūri? Mums dabar labai abiem sunku. Tai kodėl nepasirašai? Nes noriu su juo pasišnekėti. Supras, mes šitiek metų pragyvenom santuoką. Ir ko čia tie metai? Aš savo vaikais dėl mūsų rizikuoju. Ai, tais vaikais, kuriuos man numetė, nors šiaip pats turėtum būti su jais. Ai, tai vaikai, va kur bėda, taip? Vaikai? Jėzau, prašau, Ignai, ne dabar, Jėzau. Ei, atsiprašau. Ei. Miglė, eik. Miglė. Atsiprašau, bet aš tik gero noriu, bet jeigu tu tyli, aš nesuprantu. Aš atsiprašau, kad aš jau užsidegiau. Aš atsiprašau, kad nuslėpiau. Tiesiog man visko per daug. Tai neišėjo, tu kalbėk. Man reikia pabūti vieną. Kaip suprast? Tai čia Daniela. Pyksta. Nu, tai sveikučiai. Labas. Mažu ten, ką darai? Nu ką darai? Tu juk žinai, tau dirbti nereikia. Tai gal aš jau ir eisiu. Mažute, tu puikiai žinai, kad manęs taip lengvai nesustabdysi. Ta liemenėlė. Aš ją žinok tyčia pakišau. Aš norėjau pasižiūrėti, ar pavydi manęs. Žinai, kaip aš einu dėl tos išpautos. Aš pasiilgau mūsų. Pabėkim kur nors, dviese, tu ir aš. Nuo visų. Išvažiuokim. Na, toks tu man patinkė. Koks? Išprotėjęs dėl tave? Jau tik nepersistenk. Bet jeigu nori mano dėmesio, teks labiau pasistengti. Laba, Labą dieną. Danielos ieškau. Dėmesį. Perduosiu. Tai pasirašykit, kad gavo. Ačiū. Gražios dienos. Ir jums.
Atsiprašau, ką tik kurjeris pristatė gėles, sakė Daniel. Prašau. Man. Atsiprašau. Kurjeris sakė Danielai. Atsiprašau. Raštelių tai nėra? Aš nieko nesiunčiau. Tai kaip jausmas? Ta prasme, Pati savo atsisiunčiau. Galvoju, pavydi mane. mano mažutė. Žinau, kitą kartą tai mano širdis gali sustoti. Bet... Nes man atrodo, tikrai reikia kažkur išvažiuoti ir pabūti dviesi. Palauksi man. Turi gal minutėlę? Nueitume kavos. Žinoma. O kaip mūsų kelionė? Nesakiau, ne. Nustebink mane. Tai kaip tau čia darbė sekasi? Ai, gerai, bent jau kol kas taip atrodo. Aš manau, kad puikiai. Ačiū, o kaip tau sekasi, ką? Nežinau, gerai turbūt. Klausyk, aš čia su tokiu prašymu. Tu nieko neprivalai, bet prašau tavęs kaip draugės. Nu, tai žinoma, sakiau. Gal galėtum pastebėti Gvidą? Pastebėti Gvidą. Taip, žinai, turiu tokią moterišką nuojautą, kad kažkas čia darbė aplink jį sukinėjęs. Rimtai, nu žinok, nepastebėjau. Nu, bet aš jaučiu. Tai galėtum? Žinoma, bet Gvidas dėl tavęs galvą pametė, žinok, tikrai netikėčiau, jog jis taip galėtų. Bet žinai, kaip ta nuojauta tokia. Žinau. Žinai, aš išdavystės niekada neatleidžiu. Net jei ir labai mylėčiau. Данила! Данила, esi namie? Ta liemenėlė. Aš ją tyčia pakišau. Šito ieškai? Galiu paaiškinti. Klausyk, pamirštam iš viso, ką mes čia kalbėjom. Nesąmonės šneku, esu pavargus. Tu